Zdarova pačianai. Nebūkit lohai ir paspauskit subscribe mygtuką. Ačiū labai. Reikia keltis ir eit, bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eit. Išgirdau triukšmo pačioj, lyg sustumdė kažkas. Nusileidau patikrinti, nieko neradau daugiau. Jo, suvažinėjom į Palangą. Bet taip pats negalėjo pradingti. Kažkas išvežė. Taigi sako, kad triukšmą girdėjo. 6 valdyba. Kodėl 6? Ką žinau, gal keršė? Ne. Jie negalėtų taip vaikiškai pasielgti. Klausyk, Eldas turėjo parsinešti tokį maišiuką, nematai, kur padėjo? Lyg miegamai nusinešė. Nori? Ne, ačiū. Kodėl 6 valdyba? Kava? Nu ką, pradedam? Kas čia vyksta? Dėk sausinės. Rankas pakelk. Rankas pakelk, aš tave pirmą kartą matau. Kur prekė? Rodyk pinigus. Radai? Taip. Paskambinai? Kam? Nu kam nors. Taigi dingo Evaldas, reikia kažką daryti. Ramiai, be panikos. Nežinome nei kas, nei kodėl jį sulaikė. Palauksim. Einu padėsiu į mašiną. Palauksim. Kodėl galėjo sulaikyti? Nežinau.
Taigi sakei, kerštas. Aš tik girdėjau, kad jie labai gerai pamokė mirkintas už šarkių. Už ką? Dengia kažkokį kriminalą. Man irgi ne viską pasakoja. Tikrai nenoriu. Ne, tikrai nenoriu. Tai ką, visus taip ir skaičiuosi? Aš tave pirmą kartą matau. Kur eini? Rodyk prekę. Namo, lochas. Gerai. Tik nešauk, nereikia. Nu ką dabar pasakysi? Klausiu tavęs! Klausimą atsakyk. Nespausk. Leisk atsigaut. Ko jūs norit? Nu va. Ir atsigavo. O dabar, kad panaikint nepasitikėjimą, papasakok, ką apie mus žinot. Nepyk, kad neperspės atvažiavau. Tai nieko, viskas gerai. Klausyk, kaip Piglė. Gerai. Jis skrido pailsėti. Maldyvai ar Madeira. Nežinau, neskiriu aš. Viena? Su draugė. Tai o tu? Nu kaip aš. Reikalaigi. Kam aš paliksiu? Tai va, apie reikalus. Mums reikia pakalbėti. Hardai, mes seniai pažįstame. Ir laikas įrodė, kad galiu tavim pasitikėti. Dėl to noriu tavęs paklausti. Ar tu turi ryšių su fentaniliu? Turiu. Tada mes galim dirbti kartu. Konkurentus padėjom į šoną. Tiesa, Kraftas bando judėtų klausimų, bet aš su juo dirbti nenoriu. Dėl Tinos klausimų ir dėl to, kad su tim bet kada gali susipykti. Ir aš jau seniai esu pasirinkęs tavo pusę. Malonu girdėti. Tai gal sukonkretinam temą? Aišku, čia turėjo viskas likti tarp mūsų. Kas be ko? Bet prieš kalbant noriu paklausti, ar turi ką nors valgyti. Rasiu. Tai koks buvo planas? Palaukti, kol darysite dylą
ir iškilmingai uždaryti. Žinojot, kur ir kada? Tas nebuvo sunku, mes turim žmogų Krafto aplinkoj. Gaudom informaciją. Kas toks? Aš jo nežinau, jis su Rimika dirba. Bet pagal naujausią informaciją, Kraftas pradėjo dirbti su naujais žmonėm. Dėl to planas kaip ir nebegalioja. Žinojai, kad nuleido padangas? Aš ne. Tu? Gerai. O kas tada mūsų seka? Radau pas save kabinete blakę. Palikau ten, kur ir buvo. Vilčinskaitė Rimeikos nurodymų priklijavo. Kas galėjo pagalvoti? Jėdant kliūna Rimeika. Vykdo visus nurodymus. Klausyk. Kas tokie mūsų mirkintų užpuolė? Iš apsaugos departamento. Taip ir galvojau, kad čia saugai. Kad bent žinočiau, kur jis. O kurio telefonas? Ten ant stalo. Jis paskambino į duris. Evaldas galvojo, kad tu kažką pamiršai pasakyti, kad grįžai. Na, atidaryti. Tai gal reikia pranešti policijai, pasakyti, kad dingo ar pagrobė. Ne. Laukiam. Jeigu kažkas rimta, grįžk ratą daryti. Jeigu ne, paleis. Kažkas atvažiavo. Būkit čia. Aš pažiūrėsiu. Kur tu buvai? Pokalbyje. Šarkys sumirkintų? Taip. Dėl miško. Ne. Dėl mūsų išpolio. Gąsdino, grasino. Biškį paspardė. Šūdų gabalai. Greičiau juos pastatyti į vietą. Evaldai, Labas. Diana? Tai kur tu buvai? Mes visko prisigalvojam. Darbinis pokalbis. Su Šarkiu ir Mirkintu? Taip. Aš į vonę apsitvarkysiu. Tai gal važiuojam į tą Palangą? Iki vidurnakčio nuvažiuosim. O tu galvoji, jau galim varyt? Ramu? Viskas gerai. Iš nevilties puldinėje. Einu persimėsiu porą žodžių su Evaldu, o tu ruoškis. Padaryk po 25. Geras kanalas. Rizikos jokios. Tada perduodi man, aš tada savo kanalais. Tavo vyrukai saugus. Hardai, tu žinai, kaip vadinasi? Kas kaip? Nu, kai kriminalinė ir teisėsauga susivienė. Aha, tai čia mafija? Mafija. Hardai, kai man buvo 16 metų, aš perskaičiau knygą apie Grįžtatėvį ir man tokios perspektyvos atsidarė. Aš gal kaip čia pinigų pasidaryti, kaip. Ir žinai ką, svajonės pildosi.
Tai dabar tau kličką reikia sugalvoti. Klička, kokia klička? Nežinau. Tai Tarzanas. Tarzanas, nu dar Mauglis pasakyti. Šarhanas. Ne, nu kažką normalus, itališko. Pavyzdžiui, bufonas. arba burrata. Ne. Dar geriau. Simone Bruščiūtė. Braščiuto kumpis. Dabar taip. Tave paleidžiam. O tu saviškim sakysi, kad 6 valdyba buvo pasiėmusi pokalbį. Padaužėm per inkstus. O savo kanalą perduosi mums. Kaip? Rimeika juk yra, aš su juo nesutarsiu. Tada patrauk. Ką? Rimeika? Ir tada mes būsim atsiskaitę. Kokios garantijos? Per tave dirbsim. Būsi mūsų žmogus. Saldžiai valgysi. Ramiai miegosi. A ne? Taip. Bet kaip patraukti Rimeiką, aš neįsivaizduoju. Žiūrėk, tie būdai, kuriuos jūs išbandėt, miške ar su Ingiu. Kažką šiuolaikiško reikėtų. Pavyzdžiui, grybauja miške ir prigeria pelkiai. Arba kitas. Myliniauja ir paspilgta samanom. Ką galvojat? Geras. Antras. Keliais žodžiais. Mums kas nors grėsia? Ne, apsimečiau, kad įbaugino. Ta šarkys psichinis. Apie mane klausia? Žino, kad mes kartu dirbam. Sakė, tau prisės skylę. Oi, išsigandau. Tu be ginklo nevaikščiok. Mes su Diana važiuojam į Palangą. Tai važiuojat? Jo. Grįžę pakalbėsim. Seniai. Gero vakaro. Diana. Ką? Važiuojam. Gerai, nu. Nieko nesakyk. Leisk ramiai pagulėti.